Na, aš iš viso stebiu Lietuvoje, sakyčiau, Juozo Statkevičiaus užaugintą nuotakų kartą. Ir turbūt tikrai ne viena paliko tą tokį neišdildomą įspūdį, bet paskutinė turbūt, kurią tikrai norėčiau paminėti, tai būtent Karolina Taraškevič. Ir būtent jos derinys, ne tik jos pačios išvaizda, bet pati dermė su jos jaunikiu ir pasirinkta erdvė. Iš tikrųjų, visų pirma, tai smagu yra tai, kad nuotakų ir vestuvių mada apskritai nebėra izoliuota nuo visos mados tendencijų. Dabar nuotakos suknelė kasmet, jos tendencijos yra iš tikrųjų labai glaudžiai susijusios su apskritai mados tendencijomis, kurios vyrauja tam tikrų sezonų, tam tikrų metų. Tai 2017 metams, sakyčiau, kad yra labai ryškios, tarkim, akcentuoto išdidinto kaspino mados tendencijos, taip pat reljefiniai, tokio 3D efekto išgauti aplikaciniai momentai, tai yra gėlių aplikacijos, netgi kartais grafinių formų aplikacijos. Šitas drabužis nėra lygus tik tai. Vis dar iš praeitų metų išlieka apnuogintų pečių tendencija, bet tokia kaip naujiena, kaip prieštaravimas yra ilgos ir netgi specialiai prailgintos rankovės. Tai čia galbūt tokie keli momentai, kurie užsimezga būtent 2017 metų madoje. Dar vienas labai įdomus dalykas yra tai, kad pati suknelės spalva jau dabar yra ne tik balta, bet jinai, tarkim, priima tų metų oficialių mados tendencijų atspalvius. Tarkim, jeigu šiais metais buvo madoje švelni melsva, švelni rausva, tai būtent 2017 metams šitie du atspalviai persikėlė ir į vestuvių madą. Be abejo, nuotakos suknelė neturi būti amžinai graži. Tai aš turbūt galvočiau, kad tendencijas reikia pritaikyti tik tai tas, kurios tinka konkrečiam žmogui. Ir svarbiausia yra dermė. Dermė pasirinktos visos vestuvių šventės stilistikos. Tai yra, turi būti darna tarp nuotakos ir jos jaunikio, darna tarp šventės aplinkos, metų laiko ir paties drabužio. Tai žodžiu, kad ta suknelė nėra kaip vienas elementas kažkoks tai atskiras nuo visko. Jinai turi būti pritaikyta ir tinkama visai vestuvių nuotaikai ir, žodžiu, ir sukurtai atmosferai. Čia gal labai individualu, bet aš aišku labai romantizuoju tą momentą nuotakos atėjimo link jaunikio. Tai man atrodo, kad tai labai toksai subtilus, jautrus momentas ir galbūt galima išlaikyti tą tradiciją. Žinoma, rūpinti savimi, bet nepamiršti ir jaunikio ir būtent poros harmoningo įvaizdžio. Dėl to, kad vestuvės yra dviejų žmonių šventė ir tie žmonės turi atrodyti harmoningai kartu ir išoriškai. Ta prasme, tai iš tikrųjų reikėtų arba kreiptis į specialistus, arba jau pačiai nuotakai bandyti padėti savo jaunikiui. Aš visų pirma noriu pabrėžti tai, kad aš labai džiaugiuosi, kad Lietuvos nuotakos renkasi lietuvių kūrėjų drabužius. Tai aišku, jau ne vienerius metus stebiu Juozo Statkevičiaus užaugintų nuotakų kartą ir tai yra tikrai nuostabus kūrėjas, kuris kiekvieną kartą kiekvienai nuotakai sukuria labai individualų ir unikalų įvaizdį. Gerbiu Egidijų Rainį už jo kūrybą, taip pat tikrai norėčiau paminėti Robertą Kalinkiną, kuris yra tikrai originalių ir tokių savitų drabužių kūrėjas taip pat. O pasaulio mastu, tai žinoma turbūt kiekviena nuotaka, galvodama apie savo būsimą aprangą, pasidomi tokių mados grandų kaip Elisab, Veraman kūryba.